Susipažinkite su Arza, 10 mėnesių belgų malinua mišrūnė. Ji labai linksma, labai aktyvi ir padūkusi mergina. Nors ir užauga mieste, jai šiek tiek baisūs keisti žmonės ar jų nešami daiktai, tokiu atveju ji bando juos aploti. Šeimininkams sunkiausia dėl jos pavadėlio tampymo ir neklausimo lauke. Bazinės komandas ji jau kažkiek pažįsta, tačiau klauso tik kai pati to nori. Ji atvažiavo bazinio paklusnumo kursui ir pas mane praleis 3 savaitės darbo dienomis, o savaitgaliais grįš namo. Mes siūlome tokį variantą, jeigu šeimininkams patogu pasiimti ir vėl atvežti šunį. Prieš kiekvieną šuns grįžimą namo mes būtinai darome bendrą treniruotę su šeimininku, kad nauji įgūdžiai būtų palaikomi ir savaitgaliais. Kurso gale tokių bendrų treniruočių darome keletą, kad šuniui pilnai grįžus namo šeimininkai ir toliau galėtų palaikyti gautą rezultatą. Baigus šiuos mokymus, ji turi gražiai vaikščioti ir klausyti pagrindinių komandų, neturint skanėstų, kai yra ant pavadėlio. Manau, kad mums ši užduotis pavyks. Arza pas mane gyvena jau 2 savaitės, tik ką grįžo 3. Ji jau daug ramiau reaguoja į aplinkinius ir klauso pagrindinių komandų, tačiau už tai dar gauna kažkiek skanėstų. Хорошо. Čia? Gerai. Sėdėt? Šaunuolė. Gerai. Хорошо. Gulėt? Gerai, šaunuolė. Хорошо. Per šią likusią savaitę mūsų pagrindinė užduotis – paklusnumo užtvirtinimas ir be skanėstų, apdovanojant pagyrimais ir glostymu. Štai ir prabėgo 3 savaitės su Arza, šiandien ji važiuoja namo. Ji išmoko gražiai vaikščioti su pavadėliu, nereaguoti į aplinką, gražiai klausyti pagrindinių komandų be skanėstų. Sėdėt? Labai gerai, šaunuolė. Pas mane? Geras šuo. Šaunuolė, gera. Gera Arzytė. Gulėt? Puiku, geras šuo. Gera. Greta? Labai gerai. Greta? Gera. Super, šaunuolė Arzytė. Su jos šeimininkais jau turėjome keletą treniruočių, jų laukia dar kelios. Jeigu jie išlaikys gautą rezultatą, ilgai džiaugsis paklusniu šunimi. Sėdėt? Labai gerai, šaunuolė. Pas mane? Geras šuo. Šaunuolė, gera. Gera Arzytė. Gulėt? Puiku, geras šuo. Po 3 savaičių grįžo mūsų šuniukas. Buvom labai nustebę, nes tokių komandų nemokėjo, visada lakstė, neklausė, puolė visus. Dabar šuo grįžo kaip naujas. Tokios mokyklos niekada neturėjom. Turėjom vieną mokytoją, bet mums nepavyko. Šita mokykla padarė tai, ko mes nesitikėjom. Rekomenduoju visiems.